Vairuotojai, kuriems pastaruoju metu tenka važiuoti senuoju tiltu per Nemuną, pastebėjo, kad jau vyksta tilto remonto darbai. Senasis Baltaškės tiltas yra pastatytas 1972 metais, tai praktiškai yra 40 metų jau veikiantis. Nuo to laiko jokie esminiai, remonto darbai, tokie kaip kapitalinio remonto nebuvo vykdyti ir natūraliai susiklostė taip, kad reikalingas kapitalinis remontas. Šiuo metu yra užsakytas techninis projektas kapitalinio remonto darbams, kurį numatoma įgyvendinti 2013-2014 metais. Priklausomai nuo finansavimo šaltinių, gaunamų lėšų ir panašiai. Maždaug skaičiuojam, kad kapitalinio remonto darbai turėtų kainuoti kažkur per 5 milijonus litų. Kartu su tilto kapitalinio remonto darbais bus sutvarkyta ir Veisiejų gatvės atkarpa nuo Ateities gatvės iki Baltaškės gatvės. Laikinai, kol vykdomi techninio projekto rengimo darbai, natūraliai susidarė poreikis atlikti sandorių remonto darbus. Ir kai dabar pastebėjote, tie darbai yra vykdomi. Atsiprašom visų gyventojų ir miestų svečių, kad tenka patėlį susidurti su nepatogumais, nes darbai vykdomi vienoje eismo juostoje, todėl natūraliai truputėlį susidaro kamščiai ir panašiai. Turiu pažymėti, kad ir sekančiais metais taip pat tikriausiai neišvengsim nepatogumų, nes vykdant didelės apimties kapitalinio remonto darbus tilto, taip pat teks riboti eismą. Tikimės, kad eismas nebus uždarytas šiuo tiltu, bet, kaip minėjau, apribojimai tam tikri nepatogumai bus. Kaip sakė ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Rimas Valenta, planuojama tilto remonto darbus atlikti panaudojant savivaldybės biudžeto ir valstybės biudžeto specialiosios kelių priežiūros ir plėtros programos lėšas. Dabar atliekamus smulkius senojo tilto per Nemuną remonto darbus planuojama užbaigti iki lapkričio mėnesio pabaigos.